Dejanas Georgijevičius ir taip pat jam talkins puolime Valdas Paulauskas, 79 numeris. Romualdas Jansonas ir Fiodoras Černychas šiandien ant atsarginių žaidėjų suolelio, taip pat kaip ir Damjanas Pavlovičius. Taip pat sėkmingai ir pasibaigs. Taip, ir šiandien paminėjau, kad abi komandos Top Sporto lygoje kol kas užima vietas turnyro lentelės antroje pusėje. Kauno Žalgiris 5, Aminas Benšaibas prieš savo buvusius bendraklubius, na bent jau Domantas Vaičekauskas tikrai buvęs. Dabar smūgis iš kairės ir Valdas Paulauskas. Jų ir komandos sudėtis ir tas, vadinkime, traumuotų žaidėjų lazaretas yra visai kitoks. Domantas Vaičekauskas, geras jo perdavimas. Kaip čia Pavlė Radunovičius prašoko. Dar kartelį grįžtam atgal. Domantas Vaičekauskas prieš Aldairą Hernandezą. Ir čia tarp kojų. Benšaibas su 4 įvarčiais ne tik rezultatyviausias Kauno Žalgirio žaidėjas, bet ir Top Sporto lygos ekspertų, žurnalistų, komentatorių. Palaukim dabar. Dejanas Georgijevičius. Nuošalės nebuvo ir tai vienas iš ryškiausių. Panevėžiui ir Vytautui Černiauskui pavyko nepraleisti. Na ir kol kas tai antras susitikimas. Pažiūrėkim, Georgijevičius, ką įžvelgia Manfredas Lukiančiukas ir ką mes čia pamatysim, geltoną raudoną, galim paspėlioti. Į priekį Georgijevičius, ne, čia Rokas Rasimavičius buvo šalia. Na taip, kliūdė varžovo koją, grįžo rungtynėse su Telšių Džiugu į rotaciją, su Alytaus Dainava žaidė nuo pirmų minučių ir visas rungtynės, o dabar taip pat pradėjo startinė sudėtyje dvikova, tačiau jos nebaigė Gratas Sirgedas ir Vytautas Černiauskas atmuša kamuolį. Katski kairiajame krašte, Ernestas Veliulis nusileido į gynybą. Gratas Sirgedas gražiai sukladino Vaičekauską. Aminas Benšaibas iš kairės ir ne. Pritrūko gal 15 centimetrų. Benšaibas čia smūgis į vartus. Gal ir tuos įvarčius mušti serbas tikrai moka. Patyręs 21 metų futbolininkas. Visgi kol kas Top Sporto lygoje jam pasižymėti nepavyko. Na ir tų šansų galbūt neturėjo tiek daug. 5 rungtynės, 137 minutės. Manfredas Lukiančiukas, jo švilpukas leidžia pradėti rungtynės. Na, pagal bendrą vaizdą, taip, Valdas Paulauskas buvo pakeistas. Pirmame kėlinyje nebuvo toks jau ryškus ir pastebimas Valdas Paulauskas. Čia baudinys. Fiodoras Černychas, ar kuris iš Kauno žalgiriečių taip neatleistinai suklydo savo baudos aikštelėje. Gal dar net mažiau. Pavlė Radunovičius, jo perdavimas, Domantas Vaičekauskas ir taip, Fiodoras Černychas prilaikė Solomoną Kuadijų ir štai toks nurodo abiejų komandų futbolininkams nieku gyvų neperžengti linijos, neįžengti į baudos aikštelę. Pavlė Radunovičius ir Deividas Mikelionis. Ir Deividas Mikelionis laimi šią mikrodvikovą, susijęs už galvos Žeromas Simonas. Dangaus į pragarą. Atrodė, kad turi idealų, puikų šansą panevėžiečiai. 3 Aminas Benšaibas, 7 Vilius Armanavičius, 8 dabar Aminas Benšaibas. Su Gratu Sirgedu galimybė smūgiuoti į vartus ir įvartis. Vilius Armanavičius, taip. Ten gal ir buvo rikošėtas, tačiau vargu bau ar kas atims šį įvartį iš Viliaus Armanavičiaus. Ir geležinė, nesulaužoma, nuolat ir visais atvejais pasikartojanti futbolo taisyklė, neįmuši tu, įmuša tau. Trečiai, na, pažiūrėkim dar kartelį, kieno šį kartą buvo kelyje koja, sunku pasakyti šio pakartojimo, galbūt Rokas Rasimavičius, galbūt 5 kartus buvo pasirodęs aikštėje, iš viso per tas 5 rungtynes praleido aikštėje tik 49 minutės, tai jau šiandien tą rezultatą viršijo, 58 minutė, Benšaibas, jo perdavimas kiek per stiprus, kita vertus, sezono pabaiga buvo labai nuvilinti, kai gan anksti užsitikrinę medalius, Kauno žalgiriečiai akivaizdžiai numetė sumažino intensyvumą ir greitį čia, koks bendra ore smūgis iš aštraus kampo ir Vytautas Černiauskas. Na, bet kuriuo atveju kaltinsi ar nekaltinsi, bet įvartis praleistas ir nuo to nei Panevėžiui, nei Vytautui Černiauskui
nėra geriau. Ir dar kartelį, daug erdvės ir pro šalį. Ir panašu, kad ir Panevėžio futbolininkai nusprendė, kad metas eiti vabank. Čia pražangos nėra. Rolandas, Romualdas Jansonas ir koks galėjo būti įvartis. Ir dar vienas Romualdo Jansono asistas. Sunkiai Panevėžio komandos kavalerijai, vidurio gynėjams ir Pavlui Radunovičiui judėti link baudos aikštelės. Justinas Januševskis laimi Euro dvikovą ir smūgiuoja į vartus. Liks su 7 taškais Panevėžio ekipa. Gargždų Banga turi 5 taškus, 9 vietoje esantis Gargždiškiai rytoj žaidžia su Alytaus Dainava, kuri turi 1 tašką savo kraityje. Benšaibas, Bulzilauskas, Jansonas ir įvartis. Jeigu nuošalės nėra, galime sveikinti Romualdą Jansoną. Trečiasis jo įvartis šį sezoną Top Sporto lygoje, jau geriausias karjeros pasiekimas. Dar kartelį pažiūrėkime link Benšaibo, čia Jansono perdavimas ir sakiau, kad palaukim dar, ar bus dar galimybė, ar visgi ne. Ne, nėra jokių galimybių. Manfredas Lukenčiukas skelbia, kad rungtynės baigėsi. Panevėžio Aukštaitijos stadione prasidėjęs lietaus, žaibų ir škvalo kakofonija. Šis mačas baigėsi Kauno žalgiriečių triumfo ir pergalių maršo gaidomis.